Štai dar viena įsipuščiusių džentelmenų kompanija į Lietuvos talentus atvykusi dėl vienos gyvybiškai svarbios priežasties. Pasirodymas palauks, nes dabar vyrams iš Kauno svarbiausia – susirasti merginą. Ką dažniausiai veikia suaugę vyrai, tai vilioja merginas. Tai mūsų šokis apie tai, kai geri draugai eina miestu ir kabina panas. Kaip, kelis judesius? Gal galite parodyti mes? Gerai. Taip atsistoja prie merginos? Lauk. Įsivaizduojat, bare. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Aš tai galvoju, svarbiausia, kad būtų graži, protinga ir mėgtų gatvės šokis. Tikiuosi visi sutinka su to. Taip. Žiūrėkit, mums vyrai parodė, ar tai sužavėtų moterį. Vat prieinam mes prie jūsų ir... Vyrus tai taip sužavėtų. Ai, vyrus sužavėtų. Nei vienos mergaitės mokyklai nemyliu. Yra tik draugės ir jom labas. Nes reikia žiūrėti pagal merginos charakterį. Jeigu jinai nori labiau tokio džentelmeno, tai džentelmeniška. Jeigu nori blogo, tai blogos. Reikia taikytis, jeigu tu ją tikrai žinai, kad myli ir tikrai jos nori. Blondinė ar brunetė, liekna ar pilnesnė, vyrai sako, kad jiems tai antraeiliai dalykai. Svarbiausia, pasak džentelmenų, kad nebūtų FIFA. FIFA, tai yra kaip maivas visada. Dažnai tokie būna tokie. Aš tik žinau vienintelį dalyką, man reikės merginos protingos, kad mėgtų gatvės šokius, gražios ir kad mėgtų kebabus. Tad jeigu jūs atitinkate šių širdžių ėdikų reikalavimus, rašykite arba skambinkite. Telefonų numerį aš nežinau, čia mamos papas reikia. Klausykit, komisijoje yra viena moteris. Tai jūsų dėmesys turėtų būti labai aiškiai sukoncentruotas į kažką tai, bet turit patikti dviem vyram. Tai vien su šitu nepaeisit. Bet kokia, tai rodykit savo talentus, gebėjimus, jūsų šokių studija yra kieta. Jūs turite daug palaikymo, ne, man atrodo. Dabar padarome eksperimentą, jūs išeisit ir koks triukšmas bus, suprasim viską, gerai? Susisukam ir bėgam į sceną. Sėkmės! Kuo jūs vardu, bičiuliai? Mes esam šokių studija Megusta MG Boys. Gerai. MG. Kaip ilgai jūs kartu šokate? Ilgai? Na, dieną, dvi. 2 mėnesius. 2 mėnesius. 2 mėnesius. Puiku. Ir dabar 2 mėnesius jūs atidirbinėjot tą šokį, kuris mums dabar parodysit. Taip. Ir čia yra jūsų vienintelis talentas, ar jūs dar turite kitų slaptų kažkokių tai? Gal dainuoju. O draugai? Aš tai neturiu nieko, tik šokis tik mane užveda. Gerai. Ir apie ką bus šokis? Kaip matote, mes čia visi esame suaugę vyrai. Tai ir mūsų šokis yra apie tai, ką mėgsta daryti suaugę vyrai. Kabinti panas. Mažulė. Gerai, Megusta, kabinkit, pirmin. Gotta do it in the penthouse. That's why I keep
Oho. Ačiū vyrai, ačiū vyrai. Ačiū vyrai. Na gerai, Ineta, ar pakabintų? Aš manau, kad tikrai. Labai didžiuliai komplimentai ir pačiam choreografui ir choreografijai, nežinau. Tiesiog tai yra faina. Jūs fainai atliekat, labai techniškai, labai tokie nuotaikingi. Jūs turite visą kompleksą. Ir gerą emociją, ir gerą fizinį pasiruošimą. Tikrai super. Ačiū Jums labai. Jūsų nusteikimas žavi, absoliučiai rauna stogą ir tikrai ir matosi, kaip jūs dedat daug pastangų ir kaip jums patinka tai, ką jūs darote. Dėl tokio visiškai krykštavimo aš abejočiau, kadangi yra vis dėlto tokių klaidų ir silpnų pusių jūsų pasirodymai ir todėl aš turiu dar pagalvoti dėl jūsų tolimesnio likimo. Bet aš net nebejoju, kad Ineta, ko gero, jau Aš apsisprendu 100% taip. Ačiū. Gerai, bet dabar bijau, kad visko gali būti. Justinai. Ne. Negusta. Kartais vis dėlto reikia paklausyti širdies. Aš sakau ne. Vis dar ne. Bet ačiū Jums labai iš pasirodymą, iš nepatenkat į kitą etapą. Ačiū Jums. Aš džiaugiuosi, kad jie pasakė mums tiesą, ne tai, kad mes mažesni ir mums reikia nuolaidžiauti. Aš džiaugiuosi, kad mums padarė tikrą gerą kritiką. Pasakė tai, ko mums trūksta ir kitais metais sugrįšime ir pasirodysime gerai.